Penktas laiškas. Jūsų kūnas yra patikimiausias jūsų vedlys, todėl eikite į vidų. Kūnas sugeria ir amortizuoja savyje daugybę iš aplinkos sklindančių energinių bangų ir tarnauja jums kaip skydas ir kaip kompasas. Stebėkite signalus, kuriuos jums siunčia jūsų kūnas. Jis stengiasi jūs apsaugoti, parodo, kas jums netinkama ir kur yra peržengiamos jūsų ribos. Jeigu bendraudami su žmogumi prisipildote energijų ir jūsų kūnas tarsi pasimaitina, tai geriausias ženklas jums apie santykius su šiuo žmogumi. Jūs neturite kitos egzistavimo galimybės žemėje tik per savo kūną. Todėl nepamirškite jam padėkoti, suteikti jam meilę, švelnumo ir dėmesio. Jūsų kūnas taip pat turi sąmonę ir yra ištikimiausias jūsų draugas šiame kelyje. Jis labai daug jums atleidžia ir kasdien jums tarnauja uoliai ir ištikimai. Dažnai jūs užsimirštate ir alinate savo kūną, išvarginate jį sunkiu darbu, kemšate jį netinkamu maistu, badote jį, pjaustote ir kitaip su juo nesiskaitote. Įsivaizduokite, kad jūsų kūnas yra kaip mažas kūdikis, kuris priima su visišku pasitikėjimu viską, ką jūs su juo darote. Arba tiksliau pasakius, ko nedarote. Pamilkite iš pradžių savo kūną, nes tai yra jūsų sielos namai, ir išpuoselėkite jį taip, kad jūsų siela galėtų skleistis ir klestėti. Tebūnie jūsų kūnas kaip šventykla, kurioje susilieja pagarba, tikėjimas, meilė ir viltis. Būkite savo šventyklos sergėtojais ir neleiskite jos engti. Kai jums labai sunku ar darote tai, kas jums kenkia, jūsų kūnas gali susirgti, kad padėtų jums to išvengti. Todėl net ligoje turite padėkoti savo kūnui, kad jūs saugo. Jeigu nenorite kažkur eiti, atrodo negalite savęs priversti net žingsnio žengti, tai jums turi būti kaip aiškus signalas, kad jūsų siela tam priešinasi ir jūsų planuojami veiksmai yra netikslingi. Jeigu išmoksite įsiklausyti į savo kūną ir priimsite sprendimus, remdamiesi savo vidiniu pajautimu, ši žemiška kelionė jums bus žymiai lengvesnė ir malonesnė.